Ką? Zdarovo, pasanai. Sveiki visi. Oh my God. Tai ką, zdarovo, pasanai. Sveiki visi. Labą dieną, labas vakaras. Sveiki atvykę į naują Babilos epizodą. Žodžiu, po praeito epizodų paklausinėjom, gavom atsakymų, kad norit visko, visur ir visada. Galbūt kažką dabar pabandysim ir nuveikti kažką kitokio. Žodžiu, Cadillakas stovi kaip stovėjęs. Didžiausias mums klausimas, ką daryti su dalim. Viskas aišku, ką su jam daryti. Jas reikia smeliuoti pilnai. Bet pas mus kompresorius nėra pritaikytas tokiem dideliem, nei patalpos, nei kompresorius tokiem dideliem smeliavimam, nes čia dvigubai daugiau smeliavimo negu su pačiu kėbulu. Laukiu kontaktų, galbūt kažkas vietoj čionai mums nusismeliuos, nusivežtume su priekaba tiesiog ir parsivežtume jau nusmeliuotas dalis. Tai būtų daug paprasčiau ir daug geriau ir daug geriau. Ja? Jaučiu. Tai va, tai su Cadillaku kol kas dar neaišku, galbūt patys darysim, galbūt ne. Dalis būtent su smeliavimu. Blogiausiu atveju vėl pirksim dažų nuėmėją, vėl viską teptis ir vėl bandyti kažkaip smeliuotis patiem. Tai va, Cadillakas iš šono kol kas. Kita dabar medalio pusė. Turim mūsų projektėlį. Sembuviai žino apie ką kalbu. Tai yra BMW E46 modelis 318 Karočiui, ištrys šitą. Turim mūsų seną gerą projektėlį EM6, nuo ko ir prasidėjo mūsų visa YouTube'ės istorija. Jisai stovi, chebra jau daugiau negu metai nejudintas. 1,5 metų visiškai nejudinamas. Nei kurtas, nei judintas, stovi vietoje, paliktas, numestas, nuskriaustas. Niekam nereikalingas. Šiandieną aš norėčiau pabandyti jį prasikurti. Ar jisai užsikurs? Dabar laukia jaučiu kokie -5, naktį buvo -10 ir stovi jau 1,5 metų mašina. Tai bandysim, pasimsim starterį, pabandysim prasikur, pasižiūrėsim kaip atrodo, galbūt nuspręsim, ką su juo ateityje daryti. Tai va, tai ką, imam starterį jaučiu, ne? Daug prailgintuvų, nes stovi net už patalpų, tai daug prailgintuvų, nešamės ir bandom kur, dar pasižiūrim kaip atrodo, ne? Gražuola, čia mūsų visas yra iš tikrųjų autoparkas, kas norit, galite nusipirkti, pasiimti, nemokamai gal ne. Tai va, mūsų EM6, mūsų senukas EM6, taip jisai stovi jau pas mus 1,5 metų. Tai ką, pasižiūrim, kaip jisai atrodo jaučiu, ne? Šiaip iš karto, kas pirmas dalykas, jau matėm prieš tai, jau samanos visur, va, apsamanojas visas. Visas apsamanojas, spalvytė, seni, bombastinė, apšikta, bet bombastinė. O jeigu matas kas nors, ne? Damn, boy. Tai šiaip net nerakintas, jisai čia pas mus paliekamas. O, seneliumbai, pasižiūrėk, kas čia darosi. Oh, yeah. Užaugę, apaugę viskas. Šiaip mašinai labai blogai, kad stovi. Mano Simakas stovėjo 1,5 metų gal, tai iš niekur nieko užlinko starteris ir iki dabar su elektronika, dvižucha vyksta visiškai. Tai labai blogai, kad stovi, o jinai jau stovi 1,5 metų, tai čia iš vis kapai. Jaučiu net įaugus. Pasižiūrėsim, kaip jinai čia išvažiuos dar. Šitą dar išvalėme, salonas švarus visas. O, eik tu vaikeli, nulis. Nulis emocijų, nei gyvybės, nei garselė, nes būna pypsit, net nieko absoliučiai. Tai ką žinot, dar akūmas aplamai gyvas. Žodžiu, nešamės visus prailgintuvus ir jungiam starterį ir žiūrim, kas čia gaunasi. Gal užsikurs? Nu, turi užsikurt, ne? 1,5 metų, seni. Etat, mašina. Au, šis, seni, šiandien akūmą, blėt, nėra. Durtas tu gal. Kuriam? Tai va, kodėl net nepyptelėjo, ble. Understooderiu. Šiaip turim pakrautų akūmų, man atrodo. Tai pabandom, gal net nereikės starterio. Jo, papradžiui pabandom su akūmu. Pliusas, žiūrėk, čia dar naujų dalių yra pas mus. Gandonas naujas. Na šitas akūmas tai tikrai gyvas, tai čia faktas. O gal ir ne. Molė, minusas lėmas. Supratau. Understood. Dead. Vadinasi, akūmas gal dead. Ne, visiškai nieko. Nu, tai nešam starterį jaučiu. Blema, čia jos bus prikelti jaučiu kaip Frankensteinas, žinai. Reikia šitą žaibolį pastatyti, žaibas kaltų. Nu, žiūrėsim, ar prikels. Ok, viskas pajungta. Šiaip starteris geras. Jei nežinau, kokį starterį pirkti nebrangus ir geras daiktas. Mums pasitarnavęs labai stipriai. Boom. O, šitą kūmas miręs. Matosi, kad nepriima visiškai galios jisai, nes turėtų būti apie 100-105 amperų, tai dabar jisai nepriima galios, tai nešam, palauk. Ne, batai, karočiui. Pasirodo, net tas akūmas buvo. Šitas turėtų būti gyvas. Eik, tu, šitas net sunkesnis, galiu pasakyti. Energijos daug turbūt prisikaupė. Tiltas įžiapai. Drąsiai. Antras dublis ar trečias čia jau dublis. Nu,
O, matos iš karto. 100, virš 100 dar amperių. Tai va šitas priima, tai dabar turėtų pagalidėjau kurtis. Arba bent jau sukt pradėti. Tai. Nu, ką turim, kuro biškį yra. Oh, shit. Muzonas. Oh, yeah. Oh, yeah. Realiai, pusantrų metų stovėjęs. Seni. Easy money. Oh, yeah. Tu žinai, ką tai reiškia, seni? Šeriklėlė laižiklėlė, man atrodo. Oh my god, mėlyno biškį dūmo. Oh, yeah. We are burning, bro. Fū, blėt. Nu tai ką dabar darysim? Išsibėgėjau ir iš šito trojkę. Ir tada nuo smūgio tą bandom užkurti, žinai, kaip užstumint, tipo. Jau čia reikia biškį prasivažiuoti. Jau tą progą, žinai, kad užkūrėm, ne? Biškį prabezdin, žinai. Seniai viskas darėm, atsimeni ir tarp duris viską dažėm. Kai lyg po išėjai dieną, kaip nauja. Nu ką, pabandom pajudėti iš vietos, galbūt važiuos, nevažiuos. What the fuck is going on? Tu nori pasakyti, kad ant tiek jisai čia jaugęs, kad net neišvažiuojam jau, nors sniego net nėra. Pabandyk gal pastumt? Tai va, nu tai ką, jau čia prisipučiam padangas, nežinau, biškį kažką pragaivinti reikia, prasikvepuoduoti jam. Nes čia išvažiavom iš vietos, o kodėl jis ten taip strigo, tai nežinau. Nu, šiaip nudažyta, tai nesakyčiau, kad labai gražiai. Nu, tipo, dulkių tai dahujan. Čia va, gidažiam tą buvusioj kameroj. Nu, profesionalioje kameroje tikrai gražiau, švaresnis tas darbas kažkiek, tai dabar bent jau žiūrint. Nėra baisiai. Nesipučia vapšė. O kodėl jis nesipučia, blėt? Tipo nusimontavus, čia pas mus dropas, matai, nevaikiškas, tai biškelį. Problem. Reikėjo persirengčiau, gal net jau dirb pradėjo. Neįlūšim gal. Okay. O, man atrodo eina, ar ne? Jep. Gucci. Nu ką, tai dabar užkūrėm viskas good, jau net motoras pašilo iki darbinės temperatūros, ratas buvo nusimontavęs ir išsileidęs, tai gali būti, kad buvo tiesiog išsileidęs, pravažiavau dar tiek ir tai reikėjo, tai dabar pasikėlėm, net nereikėjo nuimti ratą, pradėjom pūst, viskas prisipūtė, good. Dabar jaučiu reikia gerai prasipūst dūdą, ne? Prapūst dūdą, pabandyt. Šiais metais neputėm jokių dūdų iš viso. Tai viskas, jaučiu ką, žinau, biškį aš pramankštinu, biškį tu pramankštinsi, reikia koilus, nu reikia traukės pramankštinti, žinai. Jo, čia mūsų tuning slenkščiai iki dabar plasnoja. Ką padarys? Ko nori? Tokio drifto, ralio. Pats vapšė nulis emocijų. Šiaip hebra, mes nesame jokie driftiorai, nebandykit daryti to namuose. Mes tiesiog, va, privačioj valdoj. Biškį prasimankštint. Neslystis nichuja. Vapšė nevelia, man. Visiškai nevelia. Bliačiai, žiemės padangos gali. Vapšė, geros padangos, seniai. Nu ką, kaip ryte galiu pasakyti, kolegai davėm prasišert. Sakau, blendra, da pafilmuojam, žinai, net tegul kraunasi kamerą. Nu tai nieko, nu ką, nu. Priekinis bumperis is gone, bro. Priekinis bumperis is gone. Nu, nieko nepadarys. Dabar jau neparsiduos, ne. Jo, bet turim atpirkimo ožį jau pakurtą. Nu dabar jau suka laikykis, dabar tavo bolidas kentės. Nu dabar taip pizda tavo bolidui, nahui.
Kas vyksta? Nieko reikia palangas montuoti. Padangos nebeliko. Burnauta. Brunauta? Užsimontavo vėl? Užsimontavo. Dar štai. Buvo net rūksta. Užsimontavo atgal. Nu tai gerai, prisipūsė jaučiu, ne? Ką, hebra? Ką, biškelį praputėm, bolidus, vienas nukentėjo, kitą nukankinau taip pat. Tai va, tai ką, epizodas jau eina į pabaigą. Hebra, noriu tik pasakyti, kad šitie bolidai yra išmetimai. Tai, negalvokit, kad čia kažkas tai tokio. Parašykit komentaruose, ką norit, kad mes su savo EKM6 darytume. Aišku, dar bumperis prisidėjo. Bet pohui. Šiaip mastom, galbūt su Luku irgi kalbėjom, tai galbūt V8 būtų visai prikolas įdėti. Galbūt, bet aišku, tam reikia finansų ir laiko. Tai galbūt ateityje taip ir padarysim. Abudu lavonėlį prisikėlė iš numirusių, nesitikėjom, kad abudu. Šitas iš viso perdėjo makumą iš pusės aparato užsikūrė, tai kas labai keista. Taip, ir patiems buvo faina, per visą žiemą tokios pramogos neturėjom. Tai va, tai biški pasikrovėm. Šiaip man praeito video buvo ganėtinai įvairių komentarų, kad darykite tą patį, ką darot, darykite ir flakoninių visokių, tai bus, hebra, bus. Ir ratus turim vienus darimui padaryti savo ratus, tai ir ratų bus, manau, ir haltūrų kažkiek tai bus su flakonais, norim padaryti dar tokį techui, skylę kokią pataisyti, padaryti, tai kad irgi pasižiūrėtumėt, kaip tai visą tai padaryti. Šiaip linksmas, neseniai, žiauriai linksma. Va su šėrimui tokie abudu variantai, važiuoja kuo puikiausiai, šeria kuo puikiausiai, tai aišku mūsų tipo dažyta, biškai gal gaila labiau, bet iš kitos pusės irgi čia toks buvo kaip, Pirmasis mokymas. Jo, toks pirmasis, nei mes ten dar daug patirties labai turėjom, tiek jau, kad kiek dabar, sakykim, aišku, po 5 metų galbūt vėl sakysim, kad dabar mes buvom nevykėliai, o dabar jau tipo labai jau mokam. Bet šiaip prašėrimui, jo, būtų visai fintas, kurią dieną nuvažiuot va su tokiais bolidais į kokį, nežinau, slalomą pašerbiškelį, ne, pasimokint bent jau. Ypač kolegai reikėtų, žinai. tai va, šiaip žiauriai, fun ir attractive. Belekiek turim bolidų, dar turim E9 antro kėbulą. Jo, jeigu kažkam reikia, su visa važiuoklė, su visko tik tai, kad anglas. Bet pilnas kėbulas, kaip pilnas, griaučiai tik tai likę, bet va kaip tik stovi, jeigu kažkam reikia, va galit Jo, kairys ketvirtis sveikas. Priekinis stiklas sveikas. Jo, tai jeigu kažkam reikia, galit pasimti, ką žinau, už porą 100 eurų, ne? Už porą 100 eurų, jo, gali pasimti. Galit ir šitą pasimti. Realiai pas mūsų aikštelį kiekvieną dieną toks kaip ir mini toksai galvos skausmas, miniatiūrinis, kad pas mus pilna mašinų aikštelį, kurios, tu jau į antecho nedavesi jų, tvarkyt kaip ir neapsimoka, durniuot, gal durniuot, bet laiko reikia tam turėti. Tai, nežinau, jeigu kažkam reikia dar Passatas, greitai, irgi keliaus, nes ledins už jie. Nes visiems yra problema, kad techo reikia. Mūsų trojka irgi visai perdažyti, reikia permezinėti amortikus, yra tų visokių šūdnekių, kuriuos reikia susitvarkyti, tai irgi, tingisi baisiai. Tai va, tai ką, viso, gana pizdėlint, man patiko, užskaitau. Tai va, ką, viskas. Su jumis buvo Babula Production. Kitą kartą gal su šitą trojkę pirtį darysim, nežinau. Važiuojant į pirtis bus. Tai va, viso. Baigėsi. Važiuojam.